Sveiki visi, sveiki atvykę į mano kanalą Teenagers Beauty, su jumis sveikinuosi aš Vita ir labai džiaugiuosi galėdama jums šiandien pristatyti video, kurio tema yra būtent laiko planavimas, produktyvumas. Na, visa tai yra susiję ir žinoma, svarbiausia, planuoklis, užrašų knygutė, bullet journal. Tai noriu supažindinti ir jūs, kas yra tas bullet journal, nes ilgesnį laiką mane sekate, žiūrite, tai tikrai pastebėjote, kad retsykiais, stengiuosi kiekvieną mėnesį, bet būna, kad neišeina, nespėju kaip kada. Bet plius minus aš visada kiekvieną mėnesį padarau video, kuris vadinasi Planuok su manimi. Tai kasgi yra tas Planuok su manimi, bullet journal? Tai bullet journal yra užrašinio planavimo sistema ir jinai yra skirta būtent taip, kad tu galėtum viską susiplanuoti ir susiorganizuoti užrašiniai, kad tau jinai būtų patogiausia ir tu galėtum geriausiai išnaudoti tą būtent užrašinę ir jos funkciją. Nes taip, manau, kiekvienas iš jūsų žino tą klasikinę užrašų knygutę, kurią nusiperkam ir ten yra kalendorius, metinis kalendorius, tada mėnesinis kalendorius. Na ir tiesiog truputį erdvės, pavyzdžiui, savaitės eigoje ten susiplanuoti, susirašyti kažkokius planus, ten ką veiki. Aišku, tų užrašinių yra skirtingų tipų. Yra, pavyzdžiui, būtent žymėti, jeigu jūs, pavyzdžiui, labai užimtas, tai kas valandą galite netgi žymėti, tai sakau, tai labai skiriasi ir tos užrašinės gali būti pačios paprasčiausios, kur iš vis tik tai kalendoriukas ir tada pilna erdvės, ką tu nori, gali daryti, susiplanuoti kaip tu nori, baigiant tuo, kad ten yra kiekviena tavo valanda, žodžiu, palikta kiekvienai valandai tau susirašyti kažką, jeigu tu veiki, jeigu esi labai užimtas. Taigi, kalbant iš savo patirties, tai iš tikrųjų bullet journal aš pradėjau prieš jau beveik 4 metus. Ir pradėjau būtent pirmo karantino metu, tai šiuo metu dabar jau turiu 3 pilnas užpildytas knygutes ir aš pradėjau, kai buvo, žodžiu, 2020 metai, aš pradėjau kovą ar balandį. Tai vėlgi, jeigu dabar matot šitą video ir jūs norite pradėti, na, aišku, galite palaukti naujųjų metų, bet nieks nedraudžia ir dabar pradėti. Tikrai ne, nėra to, žinot, būtinybės laukti, tarkim, visus metus, kad pradėti užrašinę. Nežinau, kad kai kurie žmonės, tarkim, tokią užrašinę gali ir pripildyti per pusę metų, jam užtenka. Tai iš esmės, man dėl ko patinka bullet journal ir kodėl man tinka toks būdas būtent sistemos susiorganizuoti, nes esu kūrybiška ir man labai patinka piešti, kažkaip sugalvoti kažkokią tematiką, tad jūs kiekvieną mėnesį matot kažkokią tematiką, kas yra absoliučiai neprivaloma, tiesiog man taip yra smagiau, man tiesiog yra smagiau atsiversti savo užrašinę ir matyti, kad yra kažkokia tema, kuri man asocijuojasi būtent su tuo mėnesiu. Ir iš dalies gal net galėčiau teikti, kad jinai man suteikė optimizmo toliau kažką veikti. Taigi dabar parodysiu savo praeitų metų bullet journal, tai jisai yra mažesnio formato nei mano kiti 2, kuriuos aš turiu, bet vėl tai priklauso, ką jūs norite daryti, ar jums reikia daugiau vietos užsirašymui, ar jūs mėgstat būtent tiesiog kūrybiškiau pažvelgti į visą tą planavimą ir norit suteikti jam kažkokio tokio gyvumo ir ne vien naudoti pieštuką, juodą kažkokį tušinuką ir tintuką. Tai galite įvesti ir tikrai kažkokių spalvų. Visa šita savaitė man buvo be galo sunki, labai daug visokių įvykių, turėjau labai daug veiklų, turėjau daug ką atlikti, padaryti. Ir iš tikrųjų vienas iš būdų, kaip galėčiau parekomenduoti būtent susitvarkyti su tuo, kažko nepamesti, nepamiršti, tai yra būtent užrašinės, nes iš tikrųjų tai paskui pasidaro kaip įprotis ir labai lengvai, aš manau, tai tampa įpročiu dėl to, nes kai pradėjau karantino metu būtent pildyti savo užrašinę, būtent bullet journal sistemą naudoti, tai tiesiog man norėjosi atsiversti kiekvieną rytą, užsipildyti. Man patiko tai, kad mano puslapiai yra spalvoti, kad jie teikia noro atsiversti ir pasižiūrėti ir tiesiog pasigrožėti. Ir būtent tokiu būdu aš tiesiog užsikabinau. Ir paskui, tai tapo natūraliu įpročiu, bet jeigu kažkas dvejojat,
ar jums tai tikrai taps įpročiu, tai tikrai manau, jeigu pradėsit bent jau tavo mėnesį, būsit susiplanavę kažkaip labiau kūrybiškiau, kas jums gal labiau kris į akį, bus malonu akiai žiūrėti, tai tiesiog ir norės atsiversti. Vėlgi, antras dalykas, kas man padeda išgyventi tokias sunkias savaitės, kurios yra chaotiškos, tai susikurt kažkokią rutiną. Ir jūs galvojat, kas čia ir taip atrodo, kad aš turiu ten būti tokiu metu ir atrodo, kad ir taip turiu kažkokią rutiną, bet dažniausiai, kai pas mus būna tokia labai pilna savaitė kažkokių įvykių, renginių, švenčių ir šiaip kažkokių sunkesnių darbų, kur žinote, kad tikrai, jums reikės tos visos savaitės ir geriausias patarimas, kurį aš galiu jums duoti, tai yra būtent susikurti rutiną, kuri gal truputį dar yra griežtesnė. Ir, nes mes visi turim plius minus kažkokią rutiną, bet jeigu mes ją padarom tokią griežtesnę, tvirtesnę, man atrodo, yra paprasčiau ją sekti ir žiūrėti. Svarbu yra susikurti kažkokį, ta rutina neturi, būti ryto rutina, ten, aš nueinu kavutės tokiu metu. Aš labiau turėjau omeny, kad, tarkim, kiekvienoj dienoj, tos savaitės dienos, kokį vakarą, jūs turit būtent rutiną pasidaryti arbatos, atsigulti lovą ir pažiūrėti, ar kokį vieną YouTube video, ir tiesiog galėtumėt kažkokiu būdu atsipalaiduoti. Tai yra labai svarbu, nes kitą rytą jūs turite vėl būti tokioj energingoj būsenoj ir pasiruošęs daryti savo kažkokius darbus, pasiruošti šventį kažkokiam svarbiam renginiui, įvykiui. Tai tas yra labai svarbu ir nesvarbu, kaip ir minėjau, tai gali būti vakare, tai gali būti po pietų, kad ir tas prisėdimas prie stalo ir kavos gerimas, bet reikia atrasti tai, kas jums padeda atsipalaiduoti, truputį, atsiriboti nuo viso to, kas vyksta. Ir vėlgi tai gali būti nuo 5 minučių, tai gali būti iki valandos laiko. Tai čia priklauso nuo to, kiek jūs turite laiko, bet tai yra labai svarbu. Vėlgi, dabar čia atrodys toks patarimas gal ir taip aiškus, bet iš tikrųjų aš labai dažnai kažkaip girdėdavau iš aplinkinių žmonių šitą patarimą, labai daug kas jį sako ir duoda, bet aš tiesiog ne vien noriu gal jį priminti, bet noriu pasakyti, kodėl man jisai padėjo. Tai tas patarimas būtų toks, kad pasiruošti, pavyzdžiui, kiek įmanoma kažką atlikti dieną prieš. Ir čia galėtų absoliučiai bet kam, galėtų ir namų darbam, galėtų, kažkokiam drabužių susidėjimui, kuprinės, rankinuko perkraustimui. Sakau, tai gali vyrauti nuo A iki Z. Kodėlgi aš tai sakau? Dėl to, nes ryte atsikėlus iš tikrųjų yra be galo sunku, net jeigu tu esi vyturys, anksti keliesi natūraliai ir tiesiog esi ryto žmogus, tu geriau visus darbus atlieki ryte, vis tiek yra tai svarbu padaryti dėl to, nes, manau, dauguma iš jų susitiksit, bet ryte atrodo, ypač kai turim kažkokių daug darbų prisirašę ryte, ar šiaip, tiesiog skubame ir turime skubėti ir turime daug atlikti, tas laikas greičiau senka ir greičiau bėga, negu kad mums atrodo. Tiesiog nuims dalį darbų ir nekels tokio streso, nes iš tikrųjų, kas yra, man atrodo, ne tai, kad ir gal ir pavojingiausia iš tikrųjų, kad būtent tokie maži momentai dienos eigoje, pabaigoj dienos priverčia mus jaustis dideliam strese, didelioj įtampai, nes mes tiesiog nespėjam daug ko atlikti arba bėgam kaip akis išdegę ir tiesiog bandom viską suspėti padaryti, ką mes turim padaryti. Tad, jeigu turite laiko laisvesnio, yra savaitgalis, tiesiog kiek galite maksimaliai pasiruoškite tai savaitei į priekį, tai dienai į priekį, ir tikrai pamatysit, kad taip, bus dar vis sunku, sakykime, išgyventi tą visą savaitę. Taip, gal nebūtinai spėsit atlikti kažkokius darbus, taip tiesiog yra toks gyvenimas, bet būtent tas pasiruošimas ateinančiai dienai tikrai nuims to truputį streso ir nebus žinot to, kad, pavyzdžiui, skubat į mokyklą, į darbą ir, pavyzdžiui, persidėjot į kitą rankinuką, kuprinę kažką ir pamiršot kažkokį daiktą. Tai tas yra svarbu. Jūs patys gal jausite saugiau, nežinosit, kad jūs tikrai
pasiruošėt, jūs skiriam tam laiko, dieną prieš ar savaitgalį, bet jūs tam skiriat laiko ir žinot, kad jūs esat pasiruošę. Tas yra svarbu, nes man atrodo, kai yra tokia užimta savaitė, ar mėnesis, ar 2 savaitės, žinot, kad turėsite labai sunkes, tai yra kiek įmanoma, reikia apmažinti galimybių, kur jūs galėtumėt jaustis labiau įsitempęs, ar pajusti kažkokį didesnį stresą, nes visi žinom, kad jei pamiršti kažkokį svarbų daiktą, ar vis tiek, paimkim ir tai daiktą, kuris jums malonus, ar, nežinau, teikia atsipalaidavimo, nebus tokia linksma diena, galbūt truputėlį nuotaika subjurs, o gal iš tikrųjų tai paveiks labai stipriai tą jūsų dieną ir, kaip ir minėjau, tai tiesiog sukels dar didesnį gumulą įtampos. Taip pat, kas man atrodo svarbu ir ką aš, sakyčiau, įtraukiau šiais metais, mokslo metais į tavo būtent tokį kaip pasiruošimą išgyvenimui, sakykime, sunkios savaitės, tai jog stengiuosi visada skirti laiko, ar kaip ir minėjau, dieną prieš, vakare susiruošti, arba tiesiog ryte aš stengiuosi skirti tiek laiko, žodžiu, atsikelti anksčiau, bet kad turėčiau laiko tarpą, kur aš galėčiau ramiai apsirengti, pasidažyti, neskubėti, tai yra labai svarbu. Nes vėlgi, jeigu mes ryte atsibundam ir turim susiruošti per kokias 10 minučių, gal, gerai, paimkim pusvalandį, bet per pusvalandį mes turim ir pavalgyti, ir apsirengti, ir, žodžiu, galutinai susiruošti ir išlėkti pro duris, tai tiesiog mus nuteiks tai dienai irgi neeiti, kaip sakant, ir įveikti visus kažkokius sunkumus ar iškilusios problemas ir jas tiesiog išspręsti dienos eigoj, bet, tiesiog tu pats jausiesi taip truputį, sakyčiau, gal blogiau, nes, tiesiog visi žinom, kad yra tas toks jausmas, jeigu tu nespėjai susiruošti, tu išėjęs toks jauties, galėjau anksčiau atsibust ir vis tiek dažniausiai tu būni neišsimiegojęs, tad geriau tiesiog kiek gali atsibusti anksčiau, nueiti anksčiau miegot ir atsibusti anksčiau, bet turėsi daugiau laiko susiruošti, vėlgi kažko nepamiršti ir, tiesiog, man atrodo, labiau išsibudinsi. Tas yra labai labai svarbu. Tai jau čia kaip ir iš kitos pusės pereinu į kitą patarimą, tai kad žiūrėti savo miego režimą, vėl turėti tokį pastovumą, būtent išgyvenant tokią streso ar įtampos, pilną, sakyčiau, savaitę, nes žinoma, tas toks darbų užgriuvimas kažkiek, manau, kiekvienam iš mūsų kelia streso, įtampos. Būtent žinojimas, kad tu turi pastovų miego režimą, tikrai padės. Ir jūs patys savo būsite dėkingi už tai, nes jūs tiesiog išsimiegosite, pirmiausia, kas yra svarbiausia, išsimiegosite, nes kai neišsimiegi, tu absoliučiai nieko negali padaryti, tu tikrai nebūsi geriausiai savo versijoje, tu būsi pavargęs, nepatenkintas. Ir, grįžęs namo, tiesiog tu jausiesi dar blogiau, nes, tu jau nuo pat pradžių jauteisi nekaip, nes buvai neišsimiegojęs. Ir vėlgi tas turėjimas būtent pastovaus nuėjimo miegoti turės įtakos, nes tai suformuos tokią kaip rutiną. Organizmui pačiam bus lengviau suprasti, kad, mes einam miegoti tokiu metu ir jam nebus, streso, kad jūs atsibusit 6 ryto, nors nuėjot miegoti, nežinau, kokią 1. Tiesiog kūnas išsimiegos tiek, kiek turėtų natūraliai išmiegoti laiko. Tai tas yra labai svarbu, susižiūrėti savo miego režimą, kiek jūs miegate, tai yra labai. Tai labai tikiuosi, jog šis video tau patiko ir padėjo. Ir jei ką, tai labai kviečiu užsukti, štai čia kažkur bus įraidė ir pasižiūrėti grojaraštį, kuriame kalbu būtent apie bullet journal. Iš tikrųjų, kiekvieno video pradžioj pakalbu, kas tai yra per sistema. Pradedu svarstyti, gal reiktų pradėti kaip atskiras serijas pradedantiesiems. Tai jeigu tau būtų įdomu, aktualu, tai būtinai pakomentuok po šiuo video, būsiu tau dėkinga už grįžtamąjį ryšį. Ir ką, susimatysim kitose rudeniškose video. Ciao!